Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Broliai, seserys, sveikinu su Viešpaties diena, gražia ir saulėta. Evangelijoje Jėzus prabils, kad jis atėjo tarnauti ir savo gyvybę sumokėti už mus. Įvertinkime jo dovaną ir venkime bet kokių didybės manijų, nes Jėzus ar Dievo akys mato ir nori matyti mumise taip pat nuolankius paprastus žmonės. Kad būtumėm verti švęsti išganimo auką, atsiverkime Dievo malonę ir gailestingumui, atsiprašydami už nuodėmes, taip pat melskime, mokėkime atleisti vieni kitiems. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, sesės, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas, todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Garbės ir džiaugsmo himnu šlovinkime viešpatį. Melskimės, padaryk visagalę amžinasis Dieve, kad būtumėm visada ryžtingai tau atsidavę ir kilnia širdimi tarnautumėm tavo didybei. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskimės klausytis Dievo žodžio.
Iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats norėjo, kad jis kentėtų negalią. Kai save atiduos kaip auką už nuodėmę, matys palikuonių ir gyvens ilgai. Per jį klestės viešpaties užmojis. Už savo vargus jis matys šviesą dienų pilnatvėje. Per savo kančią mano tarnas nuteisins daugelį, pasiims jų bausmę už kaltes. Tai Dievo žodis.
Skaitinys iš laiško Žydams. Broliai ir seserys, mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusi pro dangus Dievo sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visaip mėginta, tačiau nenusidėjusi. Todėl visiškai pasitikėdami, artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramų laiku. Tai Dievo žodis. Jokūbas ir Jonas ir kreipėsi: Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė: O ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas? Jie sako: Galime. Bet Jėzus jiems pasakė: Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę 10 supyko ant Jokūbo ir Jono. O Jėzus pasišaukęs 12 tarė: Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų būti didžiausias tarp jūsų, tebus jūsų tarnas.
ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Girdėjome viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristų. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Atsisėskim. Broliai, seserys, kiekvieną kartą, kai surandame galimybę ateiti į bažnyčią, švęsti sekmadienį, Dievo žodis prabyla savotiškai išmintimi, kartais labai skirtinga nuo pasaulio dvasios ir išminties. Jeigu pasaulyje mes siekiame užkopti kuo aukščiau, pasiekti aukštesnę karjerą ir visų kitų dalykų, kartais ne visai reikalingų, norėdami tai, kad įvyktų, darome daug klaidų, daug pažadų tuščių, kaip panašiai mūsų politikai. Ir Jėzus visiškai bando mums pakeisti nuomonę apie Dievo karalystės perspektyvą. Žvelgdami Jėzaus gyvenimą mes žinome, kad jis yra nuo pat pradžių tas, kuris nusižemino, tas, kuris priėmė žmogaus prigimtį. Kada mes matome filmus apie kažkokią mergaitę ar berniuką, kuris auga neturtingoje šeimoje, bet iš tikrųjų yra princas arba princesė, arba labai turtinga paveldėtoja, mes kartais galvojam ir svajojam, kaip gaila. Bet labai dažnai mes matome, kad tie arba tas yra be galo nuoširdus, paprasti, kuklus, nes tas gyvenimas, varganas gyvenimas jiems suteikia tokios išminties, gyvenimiškos išminties, nes geras gyvenimas mus pagadina. Kažkada mano močiutė sakydavo, iš tikrųjų mano mama prisimindavo močiutę ir sakydavo, kaip aš pykdavau ant savo uošvienės, kaip jinai man pasakydavo, buvo labai sunku, 3 vaikai, aš buvau 3, sveikata nestipri, pinigų nėra, pragyventi sunku. Ir tuo metu ir kaip jinai močiutė kartais gyvent atvažiuodavo pas jos, pabūt mėnesį, kitą mėnesį, nežinau kaip ten būdavo, bet aš dar atsimenu ją. Tai jis sakydavo, tai čia niekas, vargą visi iškenčia. Vat gero gyvenimo, arba kaip jinai sakė, raškažiaus, tai ne visi pakelia. Tai man mama taip pykdavo ir nervuodavosi, galvodavo, wow, kad aš turėčiau nors savo namą, savo namuką, nors tokį kaip šunio būdą, aš būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje. Bet mes puikiai žinome pasaką apie auksinę žuvelę, senelį, kuris pagavo auksinę žuvelę. Senelis išliko kuklus visą laiką ir žuvelė pildė norus, ką tik jis paprašydavo, tačiau jis prašydavo ne savo, bet močiutei. Ir žinome, ko baigėsi. Žmogaus norams nėra ribų. Žmogui niekad nėra gana. Pasieksi vieną, norėsi kito. Ir šiandien matome pasaulį, kaip pasaulis veržiasi į priekį, kartais pamina vertybės. Ir ne tik vertybės, pamina net šalia esantį žmogų. Jo neįvertina. Šiandien niekam neįdomios amžinos vertybės, šiandien niekam neįdomus tikras draugas, iki to laiko, kol tu neprarasi kažko tai ir neatsidursi padėty, kurioje suprasi, ką reiškia tikras draugas, ką reiškia atleidimas, ką reiškia sveikata, ką reiškia šis gyvenimas. Iš tikrųjų, matydami, kas dedasi mūsų gatvėse, mieste, kiekvieną kartą per žinias, kai žmonės pykstasi, pjaunasi, kas dedasi pasaulyje, kai žmonės nebemoka kalbėtis nei diplomatinė kalba, nei broliška kalba, susitarti.
o tarėsi ginklais, gąsdina vieni kitus. Va, tu matai, koks aš esu, ką aš galiu. Iš tikrųjų matome ir galime pasakyti drąsiai, kad gyvenimas yra labai geras. Taip kaip vilkai. Kažkada mačiau tokį filmą Vilkai ir vilkiukai. Dokumentinis filmas apie vilkų šeimą, mokslinis filmas, kuris buvo užtvėręs didelį plotą, kad stebėtų vilkų gyvenimą. Vilkai yra be galo įdomus, jie be galo, kai jie yra alkani, jie turi labai įdomią sistemą, jie labai rūpinasi vieni kitu, rūpinasi savo senoliais, savo vaikais, savo strategiją turi, bet kai jie sumedžioja gerą lobį, prisivalgo iki soties, vienas vilkas gali suvalgyti iki beveik 30 kg mėsos, po to jis, aišku, ilgą laiką virškina ir mažai juda, bet po to jis jau įgauna daug jėgų, prisisotinės, ir prasideda tada tarp jų įvairiausios pjautynės, sąskaitų suvedinėjimai ir panašiai. Jeigu šiandien mes gyvename panašiai taip, reiškia, mūsų gyvenimas labai geras. Tad siūlyčiau iš tikrųjų pažvelgti į dievišką išmintį, kuri kviečia mus nelaukti tų dienų, kada mūsų užklups kažkokios nelaimės, netektys, ligos, kada mums atsivers akys, kada mes aplink save pamatysime žmonės, kada pamatysime nuostabų rytą ir tekančią saulę, ar žydinčias gražiai gėlės, kaip bus gera matyti kitą žmogų. Nelaukime tų dienų. Tegul dieviška išmintis mus pripildo, gaivina, skaistina, kad mes visą laiką būtumėm dėkingi. Įdėkotumėm nesvarbu, kaip tu gerai gyveni, būtum dėkingas, suprastum, kad tai laikina. Kaip vienas žmogus atėjęs pas kunigą paklausė, sako, man taip nesiseka, man taip blogai, sako, kunigė, ką jūs galėtumėt man patarti? Sako, žinai, ką grįši namo, užsirašyk didelėm ant balto popieriaus didelėm raidėm, kažkur, kur dažnai praeini savo namuose ir ant sienos prisikabink. Visada taip nebus. Žmogus paklausė, užsirašė, nugalvojo, ką jis čia man patarė. Po kurio laiko pradėjo jam kaip tyčia sektis, viskas gerai ir taip toliau. Po kokio gero mėnesio ar pusmečio jisai sugrįžta pas tą patį kunigą ir sako, kunigą, jūs tikrai gerai man patarėt, aš dabar esu toks laimingas, viskas sekasi, viskas savo vietose. Ar aš galiu nuimti tą užrašą? O kunigas ir sako jam, sako, ne, visada taip nebus. Dievas kartais duoda mums išbandymų tam, kad mes neaptuktumėm, neapaktumėm, bet būtumėm regintys, dėkotumėm, būtumėm dėkingi. Tad ir šiandien Dievo žodis, kuris primena apie Jėzų ir kuris primena dar toliau pranašas Izaijas, rašė 600 metų daugiau prieš Kristų apie kažkokį mislingą tarną, kenčiantį tarną, kuris atpirks, kuris bus paaukos savo gyvybę už kitų kaltes. Nežinau, ar pranašas Izaijas turėjo savo laikmečio žmogų, bet stebuklingai tiksliai viskas įsipildo Jėzaus Kristaus asmenyje daugiau kaip po 500 metų. Taigi, broliai seserys, Kristus šiandien bara du mokinius, kurie užsimano Jėzaus karalystėje dar daugiau šlovės. Sako, bus ne taip, su jumis neturėtų būti taip, kaip su pasaulio didžiūnais ar kažkokiais kitais žmonėmis, kurie engia, kurie meluoja, kurie daro įvairiausius dalykus. Būkite jūs kuklus, būkite jūs nusižeminusios širdies, būkite tais broliškais vienas kitam. Nes sako, ir aš atėjau ne kad man kažkas tarnautų, bet kad aš tarnaučiau ir savo gyvybę išpirkčiau visus. Ar daugelį. Arba visus, kurie išgirs apie mane ir įtikės. Tad, broliai seserys, tegul šis sekmadienis, kuris veda mus jau visiškai į metų pabaigą, liturginiai metai, kaip žinote, bažnyčioje baigėsi visų mėnesių anksčiau, negu kad kalendoriniai metai. Tegul šis sekmadienis ir likę dar 4 sekmadieniai, kupini dieviškos išminties, padeda mums sustatyti visus taškus, kur reikia, ir kablelius sudėti, kad mūsų gyvenimas būtų teisingas, kupinas vilties, kupinas džiaugsmo ir dar daugiau, kaip Jėzus žada, kupinas amžinybės. Amen.
O dabar, broliai seserys, išpažinkime tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Broliai, seserys, visiškai pasitikėdami artinkimės prie Dievo per mūsų tarpininką Kristų, kad prašytume gailestingumo ir rastume malonę gauti pagalbą deramų laiku. Į bendrą maldą atsiliepkime. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Melskime už šventąją bažnyčią, tegu mūsų vyriausiasis kunigas Jėzus suburia joje aplink savo vietininką popiežių daugybę žmonių išpirktų jo krauju. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Melskime už valstybių vadovus ir visus, kurie turi valdžią šiame pasaulyje. Te užtikrina jie tautų gerovę, gerbdami Dievo įstatymą. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Melskime už persekiojimus krikščionis, geriančius viešpaties taurę. Kristus te palaiko juos kovojančius ir te atverčia jų persekiotojus. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Tegu mūsų vyriausiasis kunigas, kuris patyrė mūsų silpnumus, išskyrus nuodėmę, sustiprina ligonius, vargšus, nelaiminguosius ir išteisina daugybę nusidėjėlių. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Tegu mūsų atpirkėjas suteikia mirusiems Kęstutis Kriaučiūnas, 9 metai, Eimutis Liberis, Violeta Liberienė, Valentina Gudienė, Adolfas Balsys, 50 metų, Ona Overlingas, 16 metų, Stanislava Liutkevičienė, 30 dienų, Vaidotas Jakubauskas, 1 metai, Jakubauskų, Ambraziūnų ir Bačiūnų šeimų mirusius, Stasys Meižinis, miręs Lietuvoje, Margarita Momkus, Emilija Gvazdaitienė, 1 metai, Janina Dočkienė, 21 metai, Vidmantas Dočkus, Kostas Dočkus, Jadvyga Pakulienė, Tautvydas Plavinskas, Edmundas Sabaliauskas, 20 metų ir visiems mūsų mirusiesiems paruoštas vietas dangaus šlovėje. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Ir tegu Kristaus dvasia veda mus paskui kenčiantį Mesiją, atėjusi tarnauti ir pasiaukoti už pasaulio atpirkimą. Viešpatie išgirsk ir pasigailėk. Gailestingasis Dieve, suteik savo tautai malonę likti visados su tavimi ir nuolat gauti iš tavo gerumo lobyno tai, kas jai naudinga.
prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Aukos ir dėkojimo liturgiją galime sėdėti. priminti, kad šiandien yra misijų sekmadienis Katalikų bažnyčioje. Be galo svarbu palaikyti misijas, kurios liudija apie dievišką šviesą pasauliui, ypač tuose kraštuose, kur sunkiai prieinama. Tad antra rinkliava šiandien skirta misijų sekmadienį palaikyti. Tai visos bažnyčios tai daro. Ačiū Jums už pagalbą, už galimybę prisidėti. Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas maloniai priimtų mūsų nuoširdžias maldas, mūsų gražias giesmes, šią mano ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš mūsų rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Duok mums Viešpatie su tikra dvasinė laisvė tau tarnauti prie šventojo altoriaus, kad šiuose paslaptyse mus dar labiau nuskaidrintų tavo malonė, prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis, aukštyn širdis, dėkokime Viešpačiui Dievui.
Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, dangaus Tėve, garbinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Savo gimimu jisai žmoniją atnaujino, kančia nuodėmės išdildė, prisikėlimu amžinai gyvenimą laidavo ir grįždamas pas tave savo Tėvą dangaus vartus mums atkėlė. Todėl mes drauge su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujamą giesmę. Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų šventosios dvasios gale tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl tave nuolankiai prašome viešpatie šventosios dvasios gale, pašventink šias paaukotas duonos ir vyno atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio kviečiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas ją laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl tau dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo visus mūsų artimuosius, parapiečius, bažnyčios geradarius, visus tos, kuriuos šiandien prisimename, ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbėm žinai gerėtis,
per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. O dabar visi atsistokime ir sujunkime savo širdis ir gyvenimus Dievo vaikų maldoje, ją sugėdodami. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Nes tavo valdžia ir galybė ir garbė. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių ir klaidų, bet savo bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Ramybė jums.
Štai tas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, esame laimingi, kad pakviesti jo puotą ir jo gyvenimą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitų į mano širdį, bet tik tarka žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas tesaugo mus amžinajam gyvenimui. Jėzus byloja, žmogaus sūnus atėjo, kad savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Kviečiu komunijos.
Pranešimai. Artėjant mirusiųjų dienai, lapkričio 2 dieną, siūlome savo mylimųjų mirusiųjų vardus surašyti ant vokelio ir su auka sugrąžinti į bažnyčią iki lapkričio 1 dienos. Vokeliai su jūsų intencijomis bus visą mėnesį padėti ant altoriaus ir kiekvieną dieną ryto mišiose melsimės vėlinių dienos intenciją. Svarbus pranešimas dėl pakartotinų rinkimų į Seimą. Kitą savaitgalį, spalio 26-27 dienomis, kviečiame kuo aktyviau balsuoti, nes jeigu bus mažas aktyvumas, ateityje gali nebelikti pasaulio lietuvių apygardos. Balsuoti gali visi Lietuvos piliečiai nuo 18 metų. Paso galiojimas gali būti ir pasibaigęs. Taip pat užtenka paso kopijos telefone. Klaipėdos jūrų šaulių kuopa švenčia savo 60-metį ir visus kviečia švęsti kartu šeštadienį, lapkričio 16 dieną, Market Park parapijos salėje. Bilietus galite įsigyti iš anksto. Daugiau informacijos rasite laikraštėlyje. Melskimės. Dažniau priimantiems dangiškus sakramentus pagelbėk Viešpatie, dorai naudotis laikinomis gerybėmis ir pasiruošti amžinosioms. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Gražaus ir švento sekmadienio, pasidžiaukit saulėtą savaitę ir tegul Viešpats būna su jumis. Te palaimina mus visagalis Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs visus Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.